Labadiena, šiandieną norėčiau pademonstruoti, kaip reikia kopijuoti Zomer 4020 pultelį į HRmatic 2 pultelį. Šis Zomer pultelis yra senesnės kartos ir yra palaikomas HRmatic pultelio. Visų pirma, reikės atidaryti programavimo režimą HRmatic pultelėje. Jis atidaromas taip. Nuspausime kairįjį viršutinį mygtuką ir paspausime 4 kartus dešinįjį mygtuką. Demonstruoju. Nuspaudžiu. 1, 2, 3, 4. LED pradeda greitai mirksėti ir paimu veikiantį pultelį. Iš veikiančio pultelio skleisiu jau sistemoje įrašytą kodą, tai reiškia spausiu veikiantį mygtuką. Dedu nugarą prie nugaros arba kitą patogią poziciją ir spaudžiu. Kaip matote, LED sumirksėjo greitai, užtvirtinu ir išsaugau kodą Zomer šiame kairiajame viršutinėme mygtuke. Taigi, tam, kad HRmatic pultelis sėkmingai veiktų su Zomer senesnės kartos vartų automatika, būtina pririšti HRmatic pultelį prie Zomer automatikos. Tai galima daryti distanciniu būdu, arba galima daryti tiesiogiai pririšant į imtuvą, spaudžiant mokymosi mygtuką ant pačios vartų automatikos. Pasižiūrėkime, šitas pultelis, mūsų senasis Zomer originalus pultelis veikia, užsidega LED lemputė, tačiau HRmatic pultelis dar neveikia. Jokia lemputė neužsidega ir dabar pririšiu distanciniu būdu šį naująjį pultelį. Nuspausiu kairįjį viršutinį mygtuką, kur išsaugojame Zomer kodą ir laikysiu iki tol, kol LED pradės mirksėti. Kai LED pradeda mirksėti, aš mygtuką atleidžiu ir laukiu, kol mygtukas atliks visą savo darbą ir prisiriš prie vartų automatikos. Kai LED užgęsta, turėtume šiek tiek palaukti, tai turėtų būti apie 20 sekundžių, kad programavimo režimas vartų automatikoje pilnai būtų uždarytas ir būtų neaktyvus, ir tuomet galime bandyti paspausti naują mygtuką, taigi lemputę matote ir spaudžiame. LED užsidega, reiškia mygtukas prisirišo. Jeigu kartais pastebėtumėte, kad staiga nebeveiktų jūsų originalus pultelis, pavyzdžiui, vienas paspaudimas, antras paspaudimas, neišsigąskite, jisai tiesiog turi sugrįžti į savo vietą algoritme. Tai spauskite tiek kartų, kad jisai sugrįžtų, gali būti ir 5, gali būti 10, šį kartą užteko 4-5 kartų ir jisai vėl dirba ir sėkmingai dirba ir HRmatic pultelis. Gero naudojimo.